Šventasis tėve, sveikinu jų šalies, išlikusios dėl pasiaukojimo ir vilties žmonių vardu. Dėkoju, kad esate su mumis ir kad pasaulio žemėlapyje pirmiausia matote mažesniuosius. Jūsų atvykimą priimame kaip labai lauktą dovaną mūsų valstybės atkūrimo šimtmečiui. Žinome, žmonės jums svarbiau nei jubiliejai, bet ši mums brangi sukaktis neatsiejama nuo šventojo sosto, visada rėmusio Lietuvos laisvės idėją. Kai iki mūsų nepriklausomybės akto buvo likę daugiau nei metai, popiežius Benediktas XV paskelbė Lietuvos dieną ir pakvietė pasaulio katalikus rinkti jai aukas. Vatikanas vienas pirmųjų pripažino mūsų nepriklausomybę ir tam paskatino kitas valstybės, o vėliau, okupacijos metais, išsaugojo nepriklausomos Lietuvos ambasadą, kaip viltingą laisvės pažadą ir jis išsipildė. Popiežius Jonas Paulius II aplankė mūsų šalį iš karto po to, kai buvo išvesta Rusijos kariuomenė, lygiai prieš 4 amžiaus. Tai buvo reikšmingas ženklas. Šventojo tėvo parodytas visam pasauliui, ką gali laisvės siekianti šalis. Šalis, kurios tautą sunkiausių išmėginimų metais tremtyse, lageriuose, kalėjimuose, partizanų bunkeriuose gelbėjo gilus tikėjimas. Bažnyčia atsidavę bebaimiai žmonės net 17 metų pogrindyje leido ir platino katalikų bažnyčios kroniką. Jos neįveikė jokios KGB represijos. Visą tai palaikė žmonių dvasią. Jūs, vienydamas tautas ir religijas, matėte bei gelbėjote daugybę kentėjusių žmonių. Tačiau Lietuva ne tik dalijasi savo skaudžiąją patirtimi, bet ir su didelė viltimi žvelgia į ateitį. Ir šie lūkesčiai pirmiausia nukreipti į jaunus žmonės, gimusius ir augusius laisvės šviesoje. Kartu su jais įsiklausome į jūsų raginimą susitelkti dėl žmogiškesnio pasaulio. To, kuriame mažiau skurdo, įsiklausome į jūsų raginimą susitelkti dėl žmogiškesnio pasaulio. Kad gailestingumo vartai visada kiekvienam išliktų praverti. Rytoj, Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, prisiminsime ir mūsų tautiečių gailestingumo pamokas. Šalyje, kurioje susidūrė nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai, atsirado nemažai žydus gelbėjusių žmonių, kuriems žmoniškumas buvo svarbiausia. Todėl labai simboliška, kad kaip tik šiomis dienomis lankotės Lietuvoje. Susitikimas su jumis sustiprins visų mūsų tikėjimą bei suteiks naujų vidinių jėgų. Jūs visada lydės Lietuvos žmonių širdžių šiluma ir dėkingumas už jūsų revoliucinės pastangas, įveikiant visus iššūkius, išskaidrinti, išvalyti ir priartinti bažnyčią prie kiekvieno žmogaus. Linkiu, kad jūsų žodžiai bet kokioje dirvoje sudygtų vilties daigais, kad jie pražystų ir duotų laukiamų vaisių. Sua santità, le auguro salute. Grazia e coraggio nel suo cammino.
kuri, kaip mėgdavo sakyti šventasis Jonas Paulius II, yra tyli karštos meilės tikėjimo laisvei liudytoja. Jonas Paulius II mane be galo džiugina ir teikia vilties. Dėkoju Jums, gerbiamoji prezidentė, už nuoširdžius sveikinimo žodžius, ištartus savo ir visos tautos vardu. Kreipdamasis į Jūs, noriu pasveikinti visus Lietuvos žmonės, kurie šiandien man atveria savo namų ir savo tėvynės duris. Visiems Jums reiškiu savo meilę ir nuoširdžią padėką. Šio vizito atvykau ypatingų Jūsų valstybei metu, nes šiemet švenčiate nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį. Šis šimtmetis Jums buvo paženklintas daugybė išbandymų ir kančių, kalinimų, trėmimų, net kankinystės. Nepriklausomybės šimtmečio minėjimas tai proga stabtelėti ir prisiminti visas šias patirtis, atgaivinti ryšį su tuo, kas ugdė Jūsų valstybę, rasti sprendimų šiandienos iššūkiams ir žvelgti į ateitį dialogo ir vienybės su visais čia gyvenančiais dvasioje, stengiantis, kad ne vienas jų nesijaustų atstumtas. Kiekvienai kartai tenka įsisąmoninti praeities sunkumus bei pasiekimus ir dabartyje pagerbti savo protėvių atminimą. Nežinome, kas bus rytoj, tačiau žinome, kad kiekviena karta privalo puoselėti ją subrandinusią sielą, padėjusią kiekvieną akistatą su skausmu ar neteisybę paversti galimybe. Tik taip šaknis padėjusios subrandinti vaisius, kuriais džiaugiamės šiandien, išliks gyvybingos ir sveikos. O ši tauta iš tiesų turi tvirtą sielą, kuri jai padėjo nepalūžti ir nuolat kurti. Štai Jūsų himno eilutė. Iš praeities tavo sūnus tai stiprybę semia, kviečianti žvelgti į dabartį su drąsa. Iš praeities tavo sūnus tai stiprybę semia. Per visą savo istoriją Lietuva sugebėjo priglausti, suburti ir priimti įvairiausių tautybių ir religijų žmonės. Šiose žemėse visi rasdavo savo namus. Lietuviai, totoriai, lenkai, rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, armėnai ir vokiečiai, katalikai, stačiatikiai, protestantai, sentikiai, musulmonai ir žydai. Visi taikiai gyveno drauge, kol įsigalėjo totalitarinės ideologijos, kurios sėdamos smurtą ir nepasitikėjimą pakirto gebėjimą priimti kitą ir nesureikšminti skirtumų. Semdamiesi stiprybės iš praeities, iš naujo atrandate tas šaknis ir atgaivinate tai, kuo esate išskirtiniai ir saviti. Tai, kas Jūsų valstybei padėjo augti ir nepalūžti. Toleranciją, svetingumą, pagarbą ir solidarumą. Žvelgdami į šių dienų pasaulį, kai girdėti vis daugiau balsų, kurie pasinaudodami nesaugumu ar kylančiais konfliktais sėja susiskaldymą ir susipriešinimą, ar kurie tvirtina, kad saugumą užtikrinsime ir savo kultūrą išsaugusime, tik bandydami atsikratyti kitais, juos sutrypti ar išguiti, jūs, lietuviai, turite tarti savo žodį, priimti skirtumus.
Megzdami dialogą, būdami atviri ir supratingi, galite tapti tiltu tarp rytų ir vakarų Europoje. Tai brandžios istorijos vaisius, kurį jūsų tauta gali pasiūlyti pasaulio bendruomeniai, o ypač Europos Sąjungai. Jūs savo kailiu patyrėte bandymus primesti vieną modelį visiems, pagal kurį visi buvo sulyginti, siekianti teigti, kad mažumos privilegijos yra svarbesnės nei kitų orumas ar bendras gėris. Kaip teisingai rašė Benediktas XVI, trokšti visuotinės gerovės ir dėl jos stengtis yra teisingumo ir meilės reikalavimas. Artimas mylimas juo veiksmingiau, juo labiau rūpinamasi bendraja gerovę atitinkančią ir jo realius poreikius. Visiems šiandienos konfliktams bus rasti ilgalaikiai sprendimai, jei jie bus grindžiami konkrečių dėmesių asmeniui, ypač labiausiai pažeidžiamiems ir suvokimu, kad esame kviečiami praplėsti žvilgsnį, kad pažintume didesnį gėrį atnešantį naudos mums visiems. Šia prasme, semtis jėgų iš praeities reiškia skirti ypatingą dėmesį jaunimui, kuris yra ne tik jūsų valstybės ateitis, bet ir dabartis, jei tik sugebės neprarasti ryšio su tautos šaknimis. Tauta, kurioje jaunimui pakanka vietos augti ir dirbti, padės jauniems žmonėms jausti svarbiems, audžiant socialinį ir bendruomeninį audinį. Taip visi galės su viltimi žvelgti į ateitį. Lietuva, apie kurią jie svajoja, priklausys nuo nenuilstančių pastangų skatinti tokią politiką, kuri jaunus žmonės ragintų aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Be jokios abejonės, tai taps vilties sėkla, nes suteiks pagreitį dinamiškam procesui, kuriame šios tautos siela ir toliau spinduliuos svetingumu. Svetingumu svetimšaliui, svetingumu jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, ir kurie yra gyvoji patirtis, ir galiausiai svetingumu ateičiai. Gerbiamoji prezidentė, galite būti tikra, kad katalikų bažnyčia, kaip ir iki šiol, negailės pastangų ir visokeriopai prisidės, kad ši šalis galėtų išpildyti savo pašaukimą, taptų bendrystės ir vilties žeme ir tiltų. Gerbėmieji, pirmasis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi baigėsi. Tačiau prieš akis 2 dienos kupinos istorinių Šventojo Tėvo apsilankimo Lietuvoje akimirkų. Kviečiame sutikti popiežių ir kitose Vilniaus bei Šventojo Tėvo... Kągi girdėjome jo šventenybės popiežiaus Pranciškaus kalbą, pirmoji kalba ir pirmasis susitikimas su valdžios, pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais. Aš tik priminsiu, kad mūsų studijoje svečiai nuo pat 11 valandos Vilniaus universiteto profesorius bažnyčios istorikas Paulius Subačius, kunigas Algirdas Toliatas ir buvęs ambasadorius Jungtinėse valstijose Žygimantas Pavilionis. Kokie jūsų įspūdžiai? Ką
užfiksavote labiausiai popiežiaus kalboje? Kas, kokie momentai, toks nugirstas komentaras, kiekvienas žodis sudėliotas iki smulkmeniškumo, ar ne, pasvertas ir įdėtas į šią kalbą? Aš nežinau, man aliuzija į vieną iš paskutinių Jono Pauliaus kalbų, ką jis pasakė atsisveikindamas Vilniaus oro uoste: lietuviai, atsiminkit, ne nuo langų, o nuo pamatų statykit savo tą valstybę. Tai dalinai popiežius, šnekėdamas apie tą mūsų dvasią, stiprią, galingą, kuri buvo čia, bet man įstrigo sakinys: visi taikiai gyveno drauge, kol įsigalėjo totalitarnės ideologijos, kurios sėdamos smurtą ir nepasitikėjimą pakirto gebėjimą priimti kitą ir nesureikšminti skirtumų. Jis tiesiog sako, kad jūs tą turėjot, bet kažkas įvyko. Jūs net gavo to savo didybės supratimo, visų šitų simbolių mes gal paviršium suvokiam, tai atgaukite tą dvasią, kuri buvo čia galinga, tvirta, nesusiaurėkit, nesusipriešinkit, atstatykit tą Vilniaus dvasią, kurią turėjot. Man toks priminimas, ką iš esmės popiežius jau prieš 25 metus kitą sakė, bet gal dabar išgirsim. Gal du dalykai, nes iš tikrųjų tą kalbą tai dar daug kartų reiks permastyti, suvokti, joje kiekvienas žodis yra svarbus. Pirmasis dalykas bažnyčios istoriko žvilgsniu, tikrai labai retas atvejis, galbūt ne pirmasis bažnyčios istorijoje, bet labai retas, kad šventasis tėvas savo kalboje cituotų valstybės himną. Turint galvoje, koks pasaulietiškas yra Lietuvos himnas, kaip jame priešingai negu daugelio šalių himnuose neminima, nėra jokios tiesioginės sąsajos su krikščioniška istorija, ir štai jis tampa vienu pagrindiniu kalbos momentų, kalbos akcentų. Tai irgi yra tilto tiesimas. Ir pabaigė vėlgi tilto. Aš net galėčiau sakyti, kad baigdamas savo kalbą, šventasis tėvas pakvietė Lietuvą dalyvauti popiežystėje. Jis tiesia tiltus kaip pontifeks ir pakvietė Lietuvą būti tiltu. Būtent ta frazė, himno eilutė iš praeities, tavo sūnus tie stiprybę semia, ir tas sielos tvirtumas. Mes žinoma, neturėjom daug laiko diskutuoti, bandėme, taip paviršimi bent jau praplaukti pro tas visas temas, kurios šias 2 dienas, vizito dienas sujungs, visus tuos svarbiausius taškus, kuriuos norėta sudėlioti šio vizito metu. Tai tą sielos tvirtumą, kunigėli Irdai, jūs užfiksavot ir kitus momentus išgirdot? Aš tai labai pritarčiau tai, kas jau buvo paminėta, būtent tą susikalbėjimo, iš praeities stiprybę semti ir dvasinę, ir istorinę, tam, kad sugebėtume ir toliau pažadinti tai, kas mumise yra giliausia, gražiausia, išgyventa, galbūt užmiršta, kad taptume tas tiltas tarp rytų ir vakarų, nes turime savyje tą potencialą, palinkėjimas, padrąsinimas ir manau, kad ir iššūkis kartu. Priimkite skirtumus. Tas toks padrąsinimas ir vėlgi, ką mes kalbėjom apie skirtingas konfesijas, apie tą ir dovaną, kuri iš esmės siekia dar senesnius laikus. Taip pat priminimas svarbus, jog ne tik jaunimui dedamas akcentas ir tai senai kartai, tam seniorui, kuris ir yra pradžių pradžia, tas pamatas, kurį jūs minėjot, ar ne, Žygimantai? Nepamirštama šita grandis. Čia ta laisvės revoliucija, kurią mes padarėm, jinai neturėtų atmesti viso to, kas čia buvo gero. Tai aišku, nėra tas paviršutiniškas lipdymasis tarp rytų ir vakarų. Mes žinoma, kad tai neturi būti bet kokia kaina. Ta prasme, tu kuri laisvę, kuri žmogišką orumą, demokratiją, kurios nėra rytuose, bet tu turi gebėjimą tą daryti. Vatikanas labai dažnai lietuvius kunigus, palaimintas Matulionis, Matulaitis, jie visi turėjo tą misiją į rytus, bet tai buvo labai sunki misija, kaip sulipdyti laisvę nelaisvėje, kai ir tautos turi skirtingas istorijas, nors čia buvo ta harmonija kurta viduramžiais, tai kaip grįžti prie tos harmonijos suskaldytos. Ir aš sakyčiau, paskatinimas tos iš tikrųjų naujos, stiprios, galingos, platesnės Europos kūrimas, kurios galbūt, kaip kažkada pasakė Karlas Biltas, sostinė bus Kijevas.
Virginijus Savukynas vakarop 7 valandą apžvalginėje laidoje dar, manau, reziumuos ir dar turės laiko gilesnėm įžvalgom, bet šviežiausiam įspūdžiui nupasakoti mūsų studiją atskubėjo kolega Edvardas Špokas. Edvardai, labas. Sveiki. Ankstyvas rytas šiandien iš Romos oro uosto pakilusiame lėktuve, delegacijoje buvo ir pats. Taip, teko. Tai kas vyko skrydžio metu? Geros daugiau nei 4 valandos, ar ne, draugės su popiežiumi? O 3 valandos skrydžio, pačio skrydžio 3 valandos, nors reikėjo būti gerokai anksčiau. Iš principo tai yra visiškai paprastas skrydis, kaip mes ir įsivaizduojame, ateini į lėktuvą, praeini visas patikras ir taip toliau. Ir popiežius iš tiesų, Vatikanas neturi savo lėktuvo ir jie skraido Alitalia oro linijų skrydžiais, bent jau į šalis, kurias lanko. Iš tų šalių grįžta su vietinėmis jau oro linijomis. Ir Alitalia kartu skrido apie 66 žurnalistai, taip pat yra apie 30 žmonių, kurie lydi popiežių. Ir mes susadino į lėktuvą, mes maždaug valandą pralaukėme lėktuve, kol atvyko būtent popiežius Pranciškus. Ir vėliau skrydžio metu realiai visą laiką būdavo toks šiek tiek įtampos, kada popiežius pasirodės, nes yra įprasta, kad kelionėse į priekį popiežius realiai ateina pasisveikinti su žurnalistais. Tai nėra ta spaudos konferencija, kuri būna grįžtant jam iš vizituojančios šalies. Ir čia vėlgi skirtingos yra praktikos, nes, tarkim, Jonas Paulius II elgėsi visiškai kitaip ir būtent spaudos konferencija būdavo skrydyje į tą šalį. Ir į šalį, kurią jis ketina aplankyti. Ir vėliau ta tvarka buvo šiek tiek pakeista, nes visi pamatė, kad realiai visi žurnalistai daugiausia kalba ne apie tai, kas vyksta, ką popiežius pasakė per savo pamokslus, per susitikimą su tikinčiaisiais, su valstybių vadovais, bet apie tai, ką jis pasakė per spaudos konferenciją, kur galima užduoti ir klausimus. Tai va, kaip tik ir matote vaizdus, kaip žurnalistai. Šiuo atveju tai yra visiškai asmeninis susitikimas su popiežiumi, tai yra kiekvienas žurnalistas gali kažką pasakyti jam, paprašyti palaiminimo ir panašių dalykų. Tai yra visiškai klausimo užduoti formaliai, per šį susitikimą negalima, arba jie yra ir neužduodami. Tai čia visiškai artėja prie manęs. Ši moteris iš Portugalijos, žurnalistė, keliauja, beje, buvo taip pat į Lietuvoje, kai buvo Jonas Paulius II, ir kalbėjo taip pat apie savo įspūdžius, kaip tuo metu atrodė, ir per tą laiką nebuvo buvusi Lietuvoje. Tai sakiau, kad visiškai pasikeis. Va, kaip tik matote, perduoda laiškus popiežiui ir taip toliau. Tai būtent tas susitikimas su žurnalistais čia, ir popiežius trumpą įžangą tik trumpai kalbėjo pradžioje, tik pasakė apie tai, kad mes keliaujame į 3 panašias, tačiau ir visiškai skirtingas šalis, į Lietuvą, Latviją, Estiją, turėdamas omenyje, ir kad bus tikrai daug darbo, jis apie tai kalbėjo, matyt, vėlgi visiškai kitokie vizitai bus arba susitikimai su tikinčiaisiais Lietuvoje, kur yra tikrai gausi bendruomenė. Kitoks susitikimas bus Latvijoje, kur bus susitikimas ir su ortodoksų bažnyčios atstovais, tas irgi matyti labai svarbu. Ir vėlgi kitoks susitikimas su Estijoje, kur 3 iš 4 piliečių yra save įvardę kaip ateistais, yra tik 7 000 katalikų, kurie save įvardė. Tai vėlgi, ta prasme, yra truputėlį kita situacija, kas bus. Tai maždaug popiežius praėjo per visą lėktuvą, pasisveikino su žurnalistais ir po to grįžo atgal ir vėlgi tęsiasi skrydis, kol nusileidome čia Vilniuje. Tai labiausiai pasisekė tiems žurnalistams, kurie prie pat praėjimo sėdėjo, ar tai buvo išrinkti žurnalistai, tam tikrą prasme jau žinota, ko jie sakys? Ne, jis pasisveikino ir padavė ranką su visais žurnalistais, operatoriais, apskritai su visais. Tai išimties galiu tam tikrą prasme prisiliesti. Taip, tai iš principo pasisveikino visiškai su visais. Tai iš tikrųjų atrodė visiškai nuoširdus, besišypstantis žmogus, kuo ir matyti dažnai yra garsėja šis popiežius Pranciškus, būtent kalbant apie spontaniškumą jo, apie tai, kad ko galima tikėtis įvairiausių jo
nuo picos paragavimo iš minios ar kitų nukrypimų nuo sudėliotų maršrutų ir taip toliau. Tai šiuo atveju irgi buvo, kad su žurnalistais kalbėjosi itališkai ir pajuokaudavo ir daug šypsojosi iš tiesų. Edvardai, dabar jau viso vizito metu ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje lydėsite ir stebėsite kartu su Vykintu Pugačiausku popiežiaus keliones. Taip, iš tiesą sakant, labai čia įdomus yra dalykas tos kelionės kartu su popiežiumi, nes dažniausiai keliauja Vatikano žurnalistai, tai yra žmonės, kurie gyvena ir akredituoti dirbti Vatikane. Ir mūsų atveju dabar yra paimami ir žmonės, žurnalistai iš tų šalių, į kurias keliaujame. Čia yra įdomu tai, kad mums reikia nuskristi į Romą, mes iš Romos skrendame į Vilnių, čia Vilniuje turime gyventi viešbutyje ir visą kitą. Ir tada keliaujame į Latviją ir grįžtame vėlgi į Vilnių, kadangi popiežius apsistojęs yra Vilniuje. Ir iš Vilniaus vėlgi keliaujame į Estiją ir tik iš Estijos iš Talino į Romą. Ir kas yra įdomu, kad pakeliui žurnalistai negali atsiskirti nuo grupės. Jeigu, tarkim, kažkas sugalvoja atsiskirti, tai dažniausiai tas žmogus daugiau niekada nebepateks į popiežiaus kelionę. Ir yra įvairiausių istorijų, kodėl taip yra daroma. Visų pirma, tai gan sena tradicija. Dabar galbūt tai yra aktualu dėl to, kad būtent grįžtant į Romą yra spaudos konferencija, esminė spaudos konferencija, kur galima ir užduoti klausimus. Tai tas yra svarbu keliauti kartu ir atgal. Tačiau kol nebuvo tos tvarkos arba, sakykime, jeigu žurnalistas vis dėlto sugalvotų paprašyti, ir buvo tokių atvejų, kai prašė žurnalistai, kad aš noriu likti toje šalyje dar ilgiau. Išleiskit mane, paleiskite mane. Tai buvo vienas iš tų istorijų, kad Vatikano atstovas jam atsakė, kad popiežius negali skristi pustuščiame lėktuve, jeigu mes sukursime precedentą ir visi žurnalistai norės likti, ypač, tarkim, iš tų šalių, į kurias keliaujama ir kad tau nereikėtų vėl grįžinėti atgal. Tai visi žurnalistai norės likti ir tada mes sukursime precedentą ir popiežius skraidys tuščiu lėktuvu. Tai siekiant, kad nebūtų precedentų. Tai galima matyti įvairiausių tų sugalvoti vertinimų, kodėl taip yra, kodėl priimtas toks sprendimas, bet būtent matyti išskirtinumas šios kelionės ir yra tai, kad keliauji nuo iki. Kunigas Algirdas Toliatas kalbėjo apie Titaniką, tokį davė kaip simbolinį palyginimą, kad popiežius Pranciškus nebijo tokių susidūrimų, nes, tas susidūrimas ir bažnyčia pati nebijo susidūrimų, nes tas susidūrimas, jis įvyksta. Tai popiežius Pranciškus keliaudamas į Airiją, tai žinojo, kad kokia situacija ir kokių gali būti ar ne protestų. Keliaudamas dabar į Baltijos šalis, ar galima tikėtis kažkokių susidūrimų ar protestų mūsų krašte, Latvijoje ir Estijoje? Bent jau aš neteko apie tai girdėti nieko, kad būtų organizuojami. Galbūt tas, matyti, Vatikanui, bažnyčiai visas tas nemalonus skandalas yra Latvijoje, kaip tik toje parapijoje, kur popiežius ir laikys mišias. Į skandalą pateko vienas iš kunigų, jis yra sulaikytas, 73 metų, įtariamas pirkęs neįgalią moterį. Tai vėlgi, ta prasme, tų tokių skandalų tarsi yra, bet bent jau neteko girdėti, kad būtų organizuojami kažkokie protestai. Matyti, vėlgi, šiame krašte apie tai mažiausiai bus kalbama ir matyti ir toje kalboje prezidentūroje matėme, kad būtent akcentai vėlgi dėliojami kažkur visai kitur. Ir būtent, kad, tarkim, vakar teko kalbėti su Vatikano radijo žurnalistais, kurie būtent už lietuvių kalbą yra atsakingi, tai jie sakė, kad vis tiek bus matyti daugiausia kalbama apie viltį, apie ateitį, būtent, kad šis popiežius daug dėmesio skiria jaunimui, būtent ta kalba ir susitikimai su jaunimu, čia ir Vilniuje, ir katedros aikštėje bus, tai būtent daug dėmesio bus tam, bus ta vilčiai ir tam, kaip tas vienas galbūt galima įvardinti kaip ir tas šūkis šios kelionės, kaip Jonas Paulius II buvo, tas tarsi žinia nebijokite, tai dabar galbūt ta žinia atverkite širdis, galima būtų taip įvardinti. Dėkuoju, Edvardui. Dar norėčiau sugrįžti prie vieno tokio momento, taip pat protokolinio momento, bet kartu ir istoriško momento, būtent nunciatūra.